45 metų tu gali turėti anūką. Gali ir anksčiau. O čia jau ko gero senolių. Mano mamai parodytum, tai gautum kritikos, jei 83 metai, tai parako dar antanai. Dar jaučiasi senelė. Tai jinai jaučiasi dar, žinok, senelė. Į kuprą Aš norėčiau Ačiū Dievui truputėlį išsisuko koja, tai dabar mašiną padėjo į šoną, jau sakė, žiemą nevažinės. Aš tiesiog norėčiau vieną dalyką pasakyti, kad tie, kurie tenai profesinė prasme stengiasi įsitvirtinti ir turėti rezultatą, tai jie turi ankstesniuose tarpsniuose šitą dalyką. Tai yra ta vaikystė, kūdikystė kažkokia, tai iki paauglystės, paskui socializacijos klausimas, pasirinkimai kažkokie, tai poreikiai, paskui tas šeimininko laikas, kada vaikai randasi, kada yra visokie kitokie rūpesčiai ir tada jau, kada vaikai randasi. Tai čia sena vedinė schema, kuri tenai anoje pusėje irgi yra naudojama. Ir tada, kada ateina tam tikras, kada jau matai, kad pradeda kartotis viskas ir tada, kada kyla prasmės gyvenimo klausimai, tada galima pradėti ieškoti tų dalykų, tų schemų, tų struktūrų, kurios ir man, ir mano vaikams, ir mano vaikų vaikams gali būti tinkamos. Tai nuo šitos vietos turbūt pagrindinis resursas yra šitas senelių ir senolių, tas tarpsniai, kurie, bet gerai būtų, pavyzdžiui, aš galvoju, kad Aušra Marija Povilionienė taip pat senelių yra fazėje, tačiau tai yra ta senelė, kuri ko gero vaikų neturi ir anūkų neturi, tame tarpsnėje. Galbūt reikia žiūrėti, reikia kaip ir atidžiai paimti, pasižiūrėti, kas ne automatu. Tai viena vertus, bet kita vertus pagrindinis resursas tų, kurie iš tikrųjų yra susirūpinę ne tuo, kad tik tai savo paimti, išlūpti iš Lietuvos savo ir savo vaikams, vaikaičiams. Ir mes, mūsų giminė plėstinė, o kaip čia visoje vietoje, kurioje mes esame, visą tą giminę, tegu eina gyvybų filmų. Tai vienas dalykas yra ta takoskyra, kurioje yra tie, kurie tiki, kad pasaulis yra didelis, globalus, turtingas, jame nėra musulmonų, kurie jauna kažką tai naikina, nėra kiniečių, kurie siaubia Tibetą. Tarp kitko, Tibetas yra labai įdomus dalykas. Kas nemaitina savo kariuomenės, maitina svetimą. Labai įdomus tas tekstas, kuris yra čia Lietuvoje įdomus. Kas nemaitina savos kariuomenės, maitina svetimą. Taip. Tai vienas iš tikrovės aspektų, kaip tikrovė yra įvairios galios šitoje planetoje tame tarpe. Keliavau po Tibetą šią vasarą 1700 kilometrų, žinau. Ten sakė, stato dabar automagistralę kažkur prie Tibeto, bet ne prie Valdestano, nebuvo. Čia atskira kalba nenukryptų temos. Septinėje mokykloje buvo Algirdas Saudargas, kuris pasakė tokius du dalykus, vieno aš jau nebeprisimenu, kitą prisimenu. Ten sudėjo tokį apie tautą. Tauta, tausti, tauta, tauto ir tausti, taučia, tautė. Ir tas iš vienos bendraties išsiskleidimas yra tauta, tauto ir taučia, tautė. Yra, jo aiškinimu yra taip, kad viena šaka tai yra tokia, kuri yra trauka ir surinkimo kažkoks tai ir tokio tvirtumo ir tokio, kaip aš supratau, jau kaip šaka. O kita šaka yra tokia, kurią galima baigti, pasakyti, tauto. Tai yra tokia išsisklaidė, išsibarstė, išsipūstė ir dar kažkaip. Tai aš taip galvoju, kad šitoje vietoje kažkaip tai reikėtų
va, tos tautinius dalykus ir už tautos sveikatą, atsparumą, imunitetą, stuburą. O šiandien jie rūpinasi savimi ir savo supratimu pasaulio, ir tegul jie rūpinasi, tačiau tegul jie nedaro klaidos. Kaip va šitos dalykus, ta prasme, tegul jie neprimeta visiems, tegul jie įmeta kur nori. Tai va kaip va šitą dalyką, va tą takoskyrą tiesiog fiksuoti ir kaip užsiimti va šitais reikalais ir sugebėti tą svorį kažkokį tai. Matai, jeigu tą padarysi, tai antrą nebus. Žiūrėkit, atsakymas toksai atėjo man į galvą, kai buvo tie laikai, kai dar krikščionybė Lietuvos nebuvo pasiekus, tai kaip apibūdindavo mūsų kraštą, ar ne? Tai visi vergai, kurie bėgdavo pas mus, nes jie žinodavo, kad čia nebebus vergais. Tai suprantat, toj tautos, toj apibrėžtoj ir saugioj tam apskritime gali didėti ir jausti saugus tada, kai šitoj bendruomeniai, kaip ir sakiau, žmogus jausis saugus, mylimas, jisai jausis savim, jisai jausis gerai, sakykim. Tai toks vat reikalavimas būtų to mūsų būsimom kažkokiom bendruomenėm ar kažko, tai jau yra labai stipru. Jeigu žmogus būdamas tam rate, jisai jaučiasi gerai, jisai jaučiasi komfortą, jam yra gera, yra šeima, didelė šeima, sakykime, visiems gera grįžti į namus, iš bet kur, kaip bebūtų visi namai savinu. Aš vaikų namuose dirbau, vaikai bėgdavo iš vaikų namų pas motinas alkoholikės, nes tai yra jų namai, suprantat. Tai čia va tas atsakymas, iš kur tas ateitų rėmas, stiprybė ta tokia. Ir man dabar šitas žodis tauta, tai tau. Tai, valdymas toksai. Ir tau. Ir mes tai gaunam didžiulę dovaną. Kaip mes ją pasinaudosim? Kaip mes sugebėsime puoselėti, saugoti, mylėti ir būti dėkingi. Padėkingumo. Ir kad mūsų tauta ir mes pereinam dabar va šitas didžiulės pamokas, įdomias. Tai irgi labai svarbu, nes labai daug kartų mūsų tauta buvo bandomas ištrynti iš istorijos. Visokiais metais, visokiausiai. Ir jėga to padaryti negalėjo. Tai dabar yra kitas būdas bandomas. Visiškai kitas. Ištirpinimas, vertybių sumainimas. Ir jisai kol kas yra efektyvus, jisai veikia. Tačiau pradeda žmonės matyti, regėti, suvokti, tikrai jausti, kad kas čia dabar daro, kas čia trispalvės bijo, himno bijo sugėdoti. Žemaičiai, tie, kurie prieš skalūnus kovojo, tik tai tada sugebėjo sugėdoti himną, kai aš užlipau Vilniuje Žemės ūkio rūmose ant tribūnos, nors buvo įtraukta į programą, kad pradėjo himną, kažkaip tai atsitiko, kad moteris tos neatvažiavo tautiniais drabužiais. Paskui ministerijos darbuotojai pasakė, kad nedera to daryti. Ir jie kažkaip tai romiai, tačiau aš užlipau ant scenos, tiesiai ne laiptukais ir sakiau, žodžiu, broliai, tai yra šventa giesmė, tai yra dabar mūsų, galima sakyti, kovos daina, įsiklausykite ją. Ir po to tie žmonės, kurie sakė, nedarom to, dėkoju, sako, ačiū Gintrai. Pagaliau mes tai padarėm, kad tai yra žmonėse jos, kaip Antanai sakai, priversti, gal šiek tiek pastumėti. Ir tada jisai pateikė, kad gali ir paskui, ir kaip dabar jie kitaip neįsivaizduoja. Tai va šiek tiek, va tokį, ir kas gali, mes galim, kiekvienas, kas jeigu ne aš, kas jeigu tu. Dieve, kaip gerai, kad čia aš ateinu. O. Tai dabar žinote, va šitas gėris baigėsi tuomi, kad jūs mane aiškiai man padėjote apsispręsti. Aš noriu tai čia. Ūkio doktrinos pusėje būti. Ir man atrodo, kad aš jūs pretenduojate į šitą pusę. Jūs norite būti. Kur? Virš tautos. Kad jisai jau prisirišė. Čia jau kitas planas. Čia yra yra Lietuvos projektų, čia tie du kristalizacijos piešiniai. Aš kažkaip tai esu linkęs būti strykeliu toje mintyje.
Antanai, iš tikrųjų, vat ką dar pasakysiu, vienas dalykas. Tai gal mum išeiti? Ne, Be mūsų tautos. bet šitoje vietoje laikas piesti ir daryti 2 grupės. Tai laikas apsijungti ir laikas pasižiūrėti. Antanai, jeigu tu nori pamatyti nematomą pasaulį, aš tau pasakysiu vieną būdą, kaip tu grįžęs namo jį pamatysi ir nustepsi. Ir tada sakysi, Nu, Nes daug žmonių sako, kol nepamatysiu, nepatikėsiu. Nori pamatyti? noriu, parodyk. Tai tu pats pamatysi, aš tau pasakysiu, kaip. O paskui mes pakalbėsim, kai tu pamatysi. Gerai, o tai tu dabar, Paprastas dalykas. tu darysi čia ir dabar, ar Galiu visiems pasakyti, namuose visi turi veidrodį, ar ne? Čia yra Toltekų iš Pietų Amerikos, ten tokie buvo majai, ne? Žodžiu, veidrodis. Paėmė stiklinę vandens ir žvakę. Atsiminti, tų dalykų. Ir stiklinė vandens, kadangi vandenį yra informacija ir jisai yra kaupėjas, nešėjas, tikrintojas. Palaikai, pastatai. Uždėki žvakutę, pastatai. Ir čia yra veidrodis. Nesvarbu kokios formos. Nesvarbu. Geriausiai būtų, kad ne kažkoks aprašinėtas ar dar kažkoks, žodžiu, veidrodis. Arba neutraliais rūbais, dar geriau nuogam, kad nebūtų jokių pašalinių dalykų, kurie blaško dėmesį. Atsistoji arba atsisėdi, užgesini šviesą, svarbu, kad niekas netrukdytų, išsijungi mobiliaką, padedi toliau ir žiūri savo į akis. Penkias minutės, gal 7, gal 10, kantriai žiūri savo į akis. Kai pažiūrėsit, paskui galėsim apie tai pakalbėti. Graži technika. Čia yra labai geras dalykas. Norėčiau prašyti reziumavimo, gerai, labai atsiprašau, bet... Čia aš vėl taip sakant, nugribavau. Tai dabar žiūrėkite, vis tik tai reziumė yra labai paprastas, kad aš kuriuos asmenys, į kuriuos aš galvojau, kad gal vis tik tai būtų verta, kokiu tai būtų kreiptis. Ir aš tuos savo spėjimus pasidalinsiu. Aš galvoju, kad šitoje pusėje, kadangi aš nežinau kitų, tai Rudys, Gilys ir Lazuko. Lazukas iš vis aš gyvenime nesu matęs ir nežinau, kaip atrodo, o gal mačiau, bet aš neidentifikuoju. Gal šitie asmenys galėtų tą kristalizaciją pradėti, arba galbūt būtų pasiūlyti kiti. Šitoje vietoje man yra klausimas tarp, sakykime, pasaulėžiūrų, nes dvasia tai dar yra ir požiūrį nešantis į pasaulį ir į tą tikrovę, tai kadangi yra krikščionybė Lietuvoje ir yra sena srovė, kuri europiečiai ir kada. Taip, bet taip, iš tikrųjų, vienas neskubėk. Tačiau vienas Dievas, tačiau yra tam tikros struktūros, kurias vienaip ar kitaip neša tam tikros bendrijos. Kaip šito išvengti struktūros su struktūros susidūrimo, aš nežinau. Tačiau man, pavyzdžiui, nesinorėtų su diskutuoti apie šitą dalyką kalbėti. Man norėtųsi, pavyzdžiui, galbūt klausti, ko Alpino aš klausiau. Galbūt Jonas Laiškūnas, galbūt dar kažkas iš to rato galėtų. Aš nežinau. Galbūt jūs ką nors pamatysite, ta tema linkę kalbėti ir jums atrodo, kad gera yra apie tai kalbėti, tą kryptimį žiūrėti. Tai aš negaliu pasakyti, kad aš esu labai griežtai nusiteikęs ir kad man tai nėra svetima ir nėra įdomu. Man tai be galo įdomu, tačiau aš kaip ir linkęs laikyti vis tik daugiau šitą ratą, nes aš kaip ir jaučiuosi tvirčiau šitoje. Nežinau dėl kokių priežasčių, bet šiuo metu yra taip. Aš nežinau, ką, Regina, jūs pasakytumėte ir ką jūs sugalvotumėte ir pasiūlytumėte. Kažkada aš jūsų irgi paklausimėte, gal jūs turite kažkokią reakciją. Aš turiu reakciją, nes šiaip jau be darbų šnekos nieko nepadės. Reikalingi darbai, reikalingi veiksmai, o kaip mes jau ir esam šnekėję, yra daug žmonių, bet kurie jau visiškai sudėjo dėmus ir nusivylė viskuo. Ir netiesa, kad tų žmonių nėra, kad juos ten reikia stumti, bet dar kažką, tai tiesiog praėjo tas laikas.
nusibodo jau kovoti be tikslo. O paskui tos kovos pasidaro, jos labai negražios. Kiekvienas pamatai, kad kiekvienas gina savo interesus. Ir tos tautinės vertybės, jos nežinau, kur lieka. Tai va, kiekvienas mes turim savo kažkokius tai interesus ir matai, kad susieina kažkokia grupelė, bet negina savo interesą. Arba vienas iš jų kažkoks tai yra ginantis. O kas tą dalyką kristalizuos, aš nežinau, aš nei apie vieną šitą apie lasus, aš turiu labai kritinę nuomonę, nes aš esu pati ekonomistė. Ir be to, aš nelabai suprantu, kaip dabar tas dalykas gali išsikristalizuoti. Iš kalbų pereiti į kažkokį tai veiksmą, nes be veiksmo, be kažkokių tai stumėjų, be kažkokių tai žmonių, kurie tą dalyką stumtų, nieko nebus. Čia bus eilinis pasišnekėjimas, Jūs sakote, šnekėkite. Prišnekėti labai daug. Gerai, o aš sakau kitaip. Tartis, susitarti. Taip, bet tai jau yra veiksmas. Tai yra veiksmas. Tai aš esu linkęs nešnekėtis ir nešnekėti, o linkęs, kad būtų kažką tai ištariančių, besitarančių tarpusavėje ir galų gale galbūt ir susitarančių. O jeigu ne, tai tada turbūt reikia daryti tuos, sakykime, alternatyvius projektus ir tada tuos projektus paleisti, sakykime, ar per kokį tai modeliavimo vamzdį ir pasižiūrėti, kas sulūžo, nesulūžo tie projektai, kiek jie yra verti, padaryti konkurenciją tada projektų kovas galbūt reikia padaryti. Jeigu paėmė išspėti iš šitos vietos ir padarė, sakykime, du skirtingus spiečius, kurie savo daro. Ir klausimas tada, o kaip jie bendraus su šito dalimi ir kaip visas tas dalinys bus. Iš tikrųjų, tačiau aš esu už šitą režimą, o ne už šitą. Ir tą ir kviečiu, labai yra gera, kada vis tik tai yra trumpi tekstai ir man pačiam darosi sunku, kada aš jaučiu, kad aš per ilgai kalbu. Programa turi būti trumpa. Ir turi būti kažkokie rėmai nustatyti, negali būti šiaip savo, kad susirenka grupė žmonių ir ten diskutuoja, nuo ryto iki vakaro apie beleką. Nes jie paskui kaifuoja nuo savęs. Nes tiesiog žmonėm gaila laiko, man irgi po teisybei, man gaila laiko, aš nebeturiu jo tiek. Kad galėčiau praleisti dienų dienas šnekos. Labai laikas toks. Tai šitoje vietoje turbūt reikėtų vieną tokį dalyką padaryti. Mūsų bendras toksai pasikalbėjimas įvyko. Mes dabar kaip ir turime, sakykime, aš kaip spėju, dvi ašis. Aš kaip ir bandau nežinau, Regina mane atpažįsta kaip kažkur tai artimiau, ar kaip vieną polariškumą, vieną lazdos galą, bet aš jūs atpažįstu tarsi kaip kitą lazdos galą. Klausimas dabar toks, jeigu mes paimam ir išskiriame ir išsivaikštame, tai ar gali būti kažkoks tai grįžtamasis ryšys po tam tikro laiko, sakykime, tas individualusis periodas ir paskui tarpusavėje pasikalbėjus, galbūt mes sugebėsime viens kitam kažką tai pasakyti. Tai dėl to mes turim dabar susitarti. Ne, tai susitarkime, kad per mažai perdame žmonių. Aha, šiek tiek norėjau sakyti. Ne, tai yra gerai. Nes žmonės turi būti, aš manyčiau, kad iš tikrųjų turi būti žmonės, ne mėgėjai, profesionalai, mėgėjai, viskas labai gražu, viskas gerai, bet turi būti visi profesionalai. Kokios srities? Jeigu mes šnekam apie dvi grupės, būtent dvasinę ir ekonominę, tai Aš abiejų būsiu profesionalas. Pavyzdžiui, aš irgi verslą turiu. Ta prasme, kad vis tiek tai yra per mažai žmonių. Du žmonės ir vienas žmogus. Du žmonės ir vienas žmogus pagados nepadarys. Tai turi būti tikrai. Vieną sekundėlę, Gintarė, neskubėk. Geriau visą laiką daugiau iš vienos pusės, iš kitos pusės. Kokybė yra žymiai svarbiau už kiekybę pradinėme etape. Tu esi kitos lazdos galo atstovas. Ir iš to lazdos galo taip atrodo, o iš kito lazdos galo atrodo truputį kitaip. Ir aš tada girdžiu tave ir Reginą girdžiu.
Jis yra vienas dalykas didinti grupę žmonių dėl Taip. to, kad, bet iš esmės mano supratimu tikslas yra koks. Ne tai, kad ta grupė jau paims ir bus pajėgi savo Kaune, Vilniuje, Klaipėda ir visai kitai Lietuvai, žemaičiams, aukštaičiams ir visiems kitiems paimti ir pagaminti išsamų projektą Lietuvos. Aš manau, kad galbūt mes sugebėtume kažkokį tai paimti ir padaryti tą lizdą arba tą aikštelę, kurioje galėtų pradėti rastis kažkas tai tokio. Ir vėlgi tada klausimas, ar labai didelės tos grupės turėtų būti, kurios to aikštelėje veikia. Bet kaip tą aikštelę dabar suformuoti, tai ko gero mūsų nepakanka. Aš sutinku. Man atrodo, mūsų šito rato tam, kad aikštelė būtų stabili, veiktų, nepakanka. Taip, bet sugalvot ir susitart, kad aikštelė būtų, tai pakanka. O kas visą tą reikalą stums? Visi mes turim. Mamytė tikrovės, nes aš palauk. Reginos klausimas, Regina, tuoj pasakysiu. To nebus. Mamytė tikrovė stums mus visus kiekvieną tiek, kiek mes galime judėti, o tiek, kiek mes negalime, galbūt atsiras dar energingiau ir šauniau judančių ir mes galėsime kaip tik tai džiaugtis tuo, kas vyks. Nes jeigu nebus, kas tą dalyką visą suks, tai viskas šiuo metu ir pasibaigs. Šiuo vakaru. Tai perspektyvoje tai yra tautos konferencija. Tai kitos konferencijos reikia ir dirbti. Labai paprastas dalykas. Tautos konferencijoje gali būti pateikti projektai, kurie yra mums nežinomi. Labai paprasta. Tautos konferencijoje... Nepaprasta, labai nepaprasta. Nu, kodėl? Vieną sekundę. Gali mums nežinomi projektai būti ir visiškai neaišku. Tada pabandykite įvertinti projektą, kurį jums paėmė nežinoma, paėmė ir pateikė, pasakė, žiūrėkite, koks geras ir gražus paėmė, visi paėmė ir balsavo, kažką tai padarė. Norisi kažkaip tai matyti ir žinoti šitą dalyką. Kita vertus, gali jokių projektų nebūti, gali būti krūva pranešimų, kurie yra taip, kaip, sakykime, tie, kurie, kaip neužtikrina gyvybingumą. Ir norai, teoriškai tai turi būti gražu, turi būti gerai, turi būti taip, kaip 2030 pasakyta. Klausimas, kas ir kaip tą padarys. O to, kas ir kaip, nėra. Ir viskas. Ir tada... Negali tai būti. Turi būti viskas. Ir kas, ir kaip, ir su kuo, ir be ko. Ir kas kaip, tai turi šios momentų platus matymas, matyti, kas yra šiai minutį. Nes matant, kas yra, mes ne kosmose esam tarp kažko ir būtytoje, kokia jinai yra. Ir tas, kuris sugebėtų tai pamatyti, vertinant, ką mes turime, ir kaip tą truputėlį pasukti, nes visko nenugriausi ir staigiai neperstatysi. Iš to, ką mes turim, kaip ten, sakykime, jeigu įsivaizduoja daug kamuoliukų, iš jų reikia sulipinti kažkokį tai, ar ne, žaislą kažkokį iš tų rutuliukų, kaip mozaikas piešia. Tai kas sugebės iš tų rutuliukų padaryti tą statinį Gedimino pilį, sakykime, iš to, kas yra, jie juos perstumdant truputėlį, nes naujų neatsiras, yra kas yra šiai dienai. Nes kito kelio. Aš noriu dėti kitą grupę iš karto, aš matau, kad judvi visiškai viską supranta, o Gintaras, man atrodo, irgi yra patenkintas. Aš noriu bėgti į tą sekciją. Ne, tai šitoj sekcijoje apimama viskas. Nes man yra sunku suprasti, man iš tikrųjų yra sunku, aš girdžiu gražius dalykus, bet man yra sunku suprasti. Ką aš galiu įvardinti buitiniais dalykais? Yra kaimo bendruomenės, per kurias ten mokomi vaikai ir galima kažką. Yra kultūriniai kolektyvai, per kuriuos eina sklaida tautiškumo istorinių dalykų. Yra paskaitų ciklai, kur yra ir sveika gyvensena, ir žolelės, ir visa kita. Tai jau yra. Tai yra aibė žmonių, kurie dirba toj srity, jau yra. Yra, sakykime, ūkininkai, kurie prasikūrė ūkius, yra verslininkai, kurie moka išgyventi minimaliom sąnaudom. Nes mes tik tai turim, kadangi visas ūkis Lietuvoje gyvena kitokiom sąlygom negu Europos ūkiai, sakykime. Aš su žemės ūkiu turiu daug reikalų. Tai yra vienas žemės ūkio dirbantysis išlaiko 10 dirbančiųjų mieste. Dabar yra statistika.
Tai 4 pasakė žmonėm duoda darbo. 10. Jau 10 žmonių duoda darbą. Tai pagrindas yra Lietuvoje. Tai pagrindas yra žemės ūkyje. Ir tie žmonės tikrai turi išmintingi ir yra, aš esu nuvažiavusi į ūkius Pagėgių rajone, ne Pagėgių, Pasvalio rajone, Pakruojo rajone link Joniškio. Ten laukos atvažiavau ūkį, žinokit, žmogus pasidaręs 3 hektarų plotę su visokiais drožiniais, akmenais, vienu žodžiu, puošia Lietuvą. Jis ten net savo išleidęs knygutę, lietuvininkas ir visa kita. Tai tų žmonių yra, tik tai su jais reikia. Jie turi jau savo gyvenimo modelį. Gatavą. Taip. O jūs paklausite, kiek tų žmonių norės šitam dalyke dalyvauti? Tik pakalbinti reikia. Visi Vilniečiai.